Tikrieji patarimai žydriems vyrams. Jau 20 metų švelnukus keičiam į tikrus vyrus. The first day of the rest of my life. Stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm keeping my rhymes tight. Hei, sveiki visi atvykę į tikruosius patarimus žydriems vyrams. Sergejau, mes ateinam į tavo namus pakeisti tavo gyvenimo. Sergejus, jam 23, mėgstamiausia grupė Skylė. Be Aistės Milgevičiūtės. Šeimyninė padėtis, durintis galą su galu. Mėgstamiausia daina Beyoncé. If I were a boy. Taigi, Sergejau, jau gali atstingti. Aš palieku tave savo šauniai komandai ir tikiu, kad jie tave padarys tikrų vyrų ir mes susitiksim po 2 savaičių. Oh. Aš girdėjau, kad tu tikrai nori būti tikras vyras. Jeigu tavo rankos čia, tai kieno rankos mano užpaklį? Ne, nustavim tikrai bus sunku. Nu baig zuikį. Koks tu zuikį? Tu kaip vyras gali kalbėti? Žinai, kaip vyrai vadina zuikius? Reiksit, ką yra bachuras? Ką yra bachuras? Tu tokią problemą turi kalbos, vadinasi švelnioji dikcija. Reikia tavo kažkaip tai kūną pakeisti, nes toks slavinas biškiai atrodai. Atsiprašau, panelės, ateikit padėt. Trūksta kažkokio tai esminio elemento. O. Nu va, kur kas geriau. Dabar jau žiūrėk, dabar jau vyras jautiesi, ne? Nu, kad jau toks vyras, bus dabar tau labai stiprus išbandymas. Matai šitas dvi panas? Kurią nori pasirinki, pakabini. Kokias dailės tavo rankos? Kokie plaukai? Durnius. Sergejau, dabar tau atėjo ekstremaliausių išbandymų metas. Jau, Sergejau, ar dabar tu jauties tikrų vyrų? Vyru? Tikrai? Tikrai. Gerai, žiūrėk, dabar darysim tokią užduotį, tau reikės pakabinti vieną merginą, gerai? Aš visą laiką būsiu su tavim, gerai? Nu. Aš prie ausinės. Oi. Gerai, eik. Ne, čia aukštas lygis, man atrodo, biškai toliau. Einam toliau. Čia žvaira. Į kairę. Va. Kažkur, gerai, važiuoju. Nepraleidžia. Tai vyriškai elkis ir pralei. Pasisveikink. Labas. Su pana pasisveik, ne su bachūru. Labas. Gerai. Sutidžiai. Žiūrėk, tas bičias gali būti jos vaikinas, taip atsargiai. Čia tavo vaikinas, ne sieną pastumsim. Apie stumdymus tu tyliau, nepamiršk, kad prieš 2 savaitės buvai apie stumdymus, žinai. Nežinau. Pasakyk, ką nors gražaus. O, tu tokia graži kaip iš tos pasakos raganų su karpa. Kitoje laidoje. Ruslanai, mes atvažiuojam!